Stebėjimo metodas. Stebėjimo metodas gali būti mokslinis. Mokslinis stebėjimas tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas, planuojamas pagal iš anksto parengtą procedūrą. Kasdieninis. Kasdieninis stebėjimas labiausiai remiasi praktinė patirtimi, nesistemingas, natūralus. Stebėjimo metodas taikomas, kai siekiama sužinoti apie informantų elgesį tam tikrose situacijose. Siekiama pažinti fizinę tiriamos problemos aplinką. Siekiama geriau suprasti žmonių tarpusavio santykius. Siekiama išnagrinėti tam tikrų įvykių, projektų, programų detales. Siekiama ištirti neverbalinę komunikaciją, aprangą, kūno kalbą. Stebėjimo taikymo taisyklės. Tyrėjo vaidmuo. Tyrėjas gali būti stebėjimo aplinkoje arba stebėti iš šalies. Požiūris į stebimą situaciją gali būti esminis, iš stebimųjų pozicijos arba etinis, iš visuotinai priimtinos pozicijos. Tyrimo atlikėjai. Gali egzistuoti stebėtojas, stebėtojų komanda arba patys tiriamieji būna stebėtojai. Stebėjimo trukmė būna vienas trumpas stebėjimas, pavyzdžiui, viena situacija, 1 valanda, arba ilgalaikis stebėjimas, metai, mėnuo. Stebėjimo tipologija. Metodologinėje literatūroje skiriami 2 pagrindiniai stebėjimo kaip duomenų rinkimo metodo tipai. Neformalusis stebėjimas. Juo siekiama gauti duomenų, kai mažai žinoma apie tiriamą situaciją ar reiškinį. Formalusis stebėjimas, kurio metu duomenys renkami sistemiškai. Tyrėjas iš anksto būna numatęs stebėjimo vienetus ir stebėdamas laukia jų pasireiškimo, naudojamas kiekybiniuose tyrimuose. Taip pat stebėjimo tipai klasifikuojami taikant kitus kriterijus. Dalyvavimas. Tyrėjas stebi iš šalies arba dalyvauja stebimoje aplinkoje. Tyrėjo įkyrumas. Jei tyrėjas demonstratyviai pabrėžia savo vaidmenį, stebėjimas yra įkyrus. Jei tiriamieji stebimi nekrentančiose į akis vietose, toks stebėjimas vadinamas neįkyriu. Natūralumas, dirbtinumas. Kai tyrėjas stebi natūraliai vykstančias situacijas ir natūralią aplinką, toks stebėjimas vadinamas natūraliu. Jei situacijos yra dirbtinai kuriamos, stebėjimas kontroliuojamas. Tyrėjo slaptumas, atvirumas. Kai tyrėjas slapta prisijungia prie informantų grupės, toks stebėjimas vadinamas užslėptu. Priešingu atveju, kai informantai žino, kad yra stebimi, stebėjimas yra atviras. Tiesioginis, netiesioginis stebėjimas. Tiesioginis stebėjimas vyksta tada, kai tiesiogiai stebimi ir fiksuojami įvykiai be aplinkybės, kuriomis tai vyksta. Netiesioginis stebėjimas vyksta tada, kai daromas vaizdo įrašas. Stebėjimų skaičius. Pagrindinės taisyklės, kuriomis patartina naudotis. Stebėti daugiau negu 1 kartą ir jeigu įmanoma, tarp stebėjimų daryti ilgesnę pauzę. Stebimų požymių skaičius turėtų būti minimalus ir tiksliai apibrėžtas. Stebėjimo metu gali būti stebimi subjektai
socialinių įvykių dalyviai, jų savybės, charakteristikos, demografiniai ir socialiniai požymiai, lytis, amžius, šeimyninė padėtis, pajamos ir taip toliau. Stebimųjų statusas kolektyve arba grupėje. Vadovas, kolega, pavaldinys, administratorius, visuomenininkas, kolektyvo ar grupės narys ir taip toliau. Stebimųjų oficialios funkcijos bendroje veikloje ar tiriamojoje vietoje. Pareigos, teisės, realios galimybės jas įgyvendinti praktikoje, taisyklės, kurių reikia griežtai laikytis ir į kurias galima nekreipti dėmesio. Stebimųjų neoficialūs santykiai ir funkcijos, draugiški ryšiai, neformalus lyderiavimas, autoritetas ir panašiai. Galima stebėti ir tiriamųjų veiklos struktūrą, paskatas, vidinius įsisąmonintus ketinimus, motyvus, priemonės tikslui pasiekti, pagal tų priemonių turinį ir jų moralinę vertę, veiklos intensyvumą, produktyvi, neproduktyvi, socialinės įtampos, normali. Veiklos praktinius rezultatus, materialinės ir dvasinės kūrybos produktai. Stebėjimo metodo privalumai. Pagrindinis. Šiuo metodu gaunami realūs duomenys apie žmonių elgesį, įvykius, aplinką, o ne apie tai, kas apie tuos įvykius, elgesį, aplinką sakoma. Tai pirminė informacija apie individus ir jų grupės. Yra galimybė būti tyrimo kontekste ir geriau jį suvokti. Taip pat netikėtų rezultatų galimybė. Stebėjimo metodo trūkumai. Tiriamiesiems jie kelia nerimą. Baiminamasi, kad stebėjimo metu bus surinkta kompromituojančių duomenų, apie kuriuos gali sužinoti vadovai, o tai gali neigiamai paveikti jų profesinę karjerą. Šis metodas užima daug laiko. Tyrėjui būtinos puikios stebėjimo kompetencijos. Kai individai ar jų grupės žino, kad yra stebimi, jie gali keisti savo elgesį į gerąją ar blogąją pusę. Visada išlieka tyrėjo šališkumo ir neobjektyvaus situacijos vertinimo galimybė, kas gali turėti įtakos surenkamų duomenų kokybei. Tyrėjas negali kontroliuoti situacijos. Tyrėjas negali stebėti visko. Stebėdami tą pačią situaciją, skirtingi tyrėjai gali skirtingai užrašyti ir interpretuoti stebimus reiškinius. Duomenų kaupimo forma. Žymėjimosi būdu duomenys užrašomi tokia tvarka, kokie jie stebimi. Žymėjimosi būdu įprasta naudoti specialius dienoraščius, kuriuose aprašome visą tai, kas stebima. Tuo siekiama užfiksuoti pagrindinius faktus, jų laiką ir vietą. Tyrėjas stebėdamas užsirašo tik svarbiausias detalės. Dažniausiai stebėdamas tyrėjas glaustai fiksuoja tai, ką stebi. Bet tyrimui pasibaigus iš karto išsamiai aprašo visą stebėjimo eigą, tai interpretuoja ir daro išvadas. Duomenų kaupimo privalumai. Tyrėjas gali tiksliai suvokti stebimą aplinką. Duomenų kaupimo trūkumai. Stebimoje situacijoje tyrėjas gali būti šališkas.
todėl ją neteisingai interpretuoti ir daryti neteisingas išvadas. Fiksuodamas duomenis jis nemato, kas vyksta, o stebėdamas situaciją, jos iš karto negali fiksuoti. Dienoraštis tarsi stebėjimo kronika, todėl jį verta suskirstyti į dalis pagal stebėjimo dienas ir stebimus įvykius. Užrašai yra dvejopi. Trumpi užrašai daromi stebėjimo metu. Detalūs užrašai daromi stebėjimui pasibaigus. Dienoraštyje aprašomos visos stebėjimo temos. Fiksuojamas laikas ir data. Detaliai aprašoma stebėjimo vieta. Dalyvaujantis žmonės. Chronologiškai aprašomi vykstantys įvykiai. Stebėjimo pradžioje svarbu aprašyti viską, neskiriant duomenų į svarbius ir nesvarbius. Tai, kas iš pradžių atrodo visai nesvarbu, po kiek laiko gali tapti labai svarbu. Patartina daryti dienoraščio kopijas ir laikyti jas skirtingose vietose. Tyrėjas stebimus reiškinius gali rašinėti naudodamas įvairią techniką. Vaizdo įrašymo priemonės, garso įrašymo priemonės arba nešiojamasis kompiuteris. Taip galima surinkti kokybiškesnių duomenų, nes tyrėjas gali daug kartų peržiūrėti tą pačią situaciją prieš pradėdamas interpretuoti ir daryti išvadas. Gali pasitelkti ir kitų specialistų. Jeigu tyrėjas nusprendžia naudotis tam tikrą techniką, privalo informuoti apie tai tiriamąjį, užtikrinti, kad bus paisoma etikos reikalavimų ir gauti jo sutikimą. O dabar pažiūrėkime, ką prisimenate. Į kokias rūšis skirstomas stebėjimo metodas? Gali būti mokslinis ir kasdieninis stebėjimo metodas. Kada taikomas stebėjimo metodas? Siekiant sužinoti informantų elgesį tam tikrose situacijose, suprasti žmonių tarpusavio santykius, išnagrinėti tam tikrų įvykių detalės arba norint pažinti tiriamosios problemos aplinką. Kaip duomenys renkami formaliuoju būdu? Sistemiškai. Kokie yra stebėjimo metodo privalumai? Pirmiausia, tai yra realūs duomenys apie žmonių elgesį, įvykius ir aplinką. Taip pat pirminė informacija apie individus ir grupės. Galima netikėtų rezultatų galimybė. Kas gali būti stebimi stebėjimo metu? Subjektai, socialinių įvykių dalyviai, jų savybės, charakteristikos, demografiniai ir socialiniai požymiai, lytis, amžius, šeimyninė padėtis. Kokie užrašai daromi stebėjimui pasibaigus? Detalūs.